Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Lentvario dvaras. Jis minimas nuo 16 amžiaus antros pusės, kuomet Žygimantas Augustas tuometinės Lietuvariškės patvirtino Kazimiero Kmitos Kuncevičiaus nuosavybę, vėliau perėjusios valdovo dvaro maršalkai Jonui Kmitai Sukaičiui Kuncevičiui. 17 amžiuje dvarą įsigijo LDK kancleris Povilas Steponas Sapiega, o 670 Ona Sapiegaitė Naruševičienė dvarą testamentu paliko Vilniaus benediktinų vienuolynui. 18 amžiaus viduryje dvarą nusipirko Mykolas Antoneviečius. 772 metais jį padovanojo savo seserėnui Antanui Hrinevičiui. 819 teismo sprendimu dvaras padalintas pastarojo palikuonims, taip pat Lapams, Izdebskiams, Šachnams. Dvarą iš Šachnų nupirko grafas Juozapas Tiškevičius. Čia pastatė romantizmui būdingus neogotikos stiliaus rūmus. Prie jų sodino didelį parką įrengtą pagal žinomą prancūzų kraštovaizdžio architekto Eduardo Andrė projektą. 1891 metais dvarą paveldęs sūnus Vladislovas Tiškevičius pasamdė architektus rekonstruoti rūmus. Tuomet jie ir gavo dabartinę istorizmui būdingą šiaurės vakarų gotikos išvaizdą. Tiškevičiaus žmona Marija Kristina Tiškevičienė aktyviai užsiėmė žirgininkystę. 1900 metais arklidėse būta per 100 žirgų. Muziejus su knygomis, puošniais baldais, kamanomis, žirgų graviūromis, apdovanojimais. Paskutiniu dvaro paveldėtoju 936 metais tapo Tiškevičiaus sūnus grafas Steponas Eugenijus Marija Tiškevičius. Dvarą valdęs iki 1939 metų. Antrojo pasaulinio karo metais dvare buvo įsikūrę kariniai štabai, sovietmečiu nacionalizuotose grafų rūmuose nuo 1957 metų veikė Lentvario kilimų fabriko administracija. 2007 Lentvario dvarą įsigijo verslininkas Laimutis Pinkevičius, kuris tais pačiais metais bankrutavo. Dvaras buvo įkeistas, o 2012 areštuotas. Dvaro būklė tapo avarinė, langai buvo išdaužyti. 2016 po 3 nevykusių varžytinių už 540 000 eurų pagrindinį dvaro pastatą aukcione įsigijo verslininkas Ugnius Kiguolis.